Pirmiausiai skubame nuraminti tėvus, kurių vaikams oftalmologas jau paskyrė akinius. Nei trumparegystė, nei toliaregystė nėra liga. Tačiau jokie pratimai ar maisto papildai nepakeis akinukų. Trumparegystė dėja nėra stabdoma ir jinai yra progresuoja iki 17-18 amžiaus metų. Ir jokie pratimai įrodyta moksliniais tyrimais neturi jokios įtakos trumparegystės sustabdymui. Taip pat nei lašų lašinimas, nei vitaminų vartojimas tikrai neturi jokios įtakos. Geriausias poilsis akims – žiūrėjimas ne į knygą, televizorių ar kompiuterį, bet į tolį. Todėl vaikams sudarykime kuo daugiau galimybių būti gryname ore ir šviesoje. O akių mankšta leis akims pailsėti nuo įtempto žiūrėjimo į arti esančius objektus. Per pastaruosius 20 metų Lietuvoje trumparegystė vaikams diagnozuojama 2 kartus dažniau nei anksčiau. Tai yra susijęs su dideliu darbo krūviu. Vaikams užduodama yra daug labai namų darbų. Jie didelę laiko dalį praleidžia namie ir tas darbo krūvis turi įtakos trumparegystės atsiradimui. Yra atlikta prieš kelis metus Australijoje studija, tirta 8000 vaikų, tirtos 2 grupės. Vienos grupės vaikai po 2-3 valandas kiekvieną dieną praleisdavo lauke, žaisdami judrius žaidimus. Ir toje grupėje buvo nustatyta žymiai mažiau trumparegystės atsiradimo, negu toje grupėje, kurioje vaikai nežaisdavo lauke. Žinoma, galbūt šią statistiką šiek tiek koreguoja ir pažengusios diagnostikos galimybės, kuriomis gali pasidžiaugti medicinos diagnostikos ir gydymo centro akių ligų gydytojai. Tačiau vaikų ir paauglių akys vis ilgiau priversto žiūrėti į kompiuterio, monitoriaus, mobiliojo telefono, televizoriaus ekranus. O tai žinoma vargina akis. Tad kaip pastebėti, kad vaiko regėjimas blogėja? Vaikas iš labai arti žiūri į objektus, labai pasilenkęs rašo, arba piešia, arba skaito. Iš labai arti žiūri, arba kai žiūri į objektą, viena kažkurie akytė gali nukrypti į šoną, tai yra žvairumas. Reikia atkreipti dėmesį. Pirmi vaiko, dar net kūdikio apsilankymai pas akių ligų gydytoją privalomi nuo pirmųjų gyvenimo metų kasmet, kol jam sueina 3. Pas oftalmologą siunčiami ir 6-7 metų vaikai. Jei gydytojai diagnozuoja trumparegystę, mažajam pacientui siūloma nešioti akinius. Tačiau gydytoja oftalmologė pabrėžė, jog trumparegystės progresavimui akiniai įtakos neturi. Akiniai nešiojami tik tada, jeigu vaikui tikrai reikia ryškiai matyti. Gali vaikas ir nenešioti akinių. Jeigu vaikas blogiau mato, tai jis tada turėtų sėdėti 1., 2., 3. suole klasėje ir tada akis mažiau vargs. Žinoma, jeigu sėdi paskutinėme suole, tai jau reikėtų akinių. Bet tik tais atvejais, kai blogai mato. Dar viena galimybė tiems, kurių akims reikia pagalbos, tačiau nenorintiems nešioti akinių, yra kontaktiniai lęšiai. Jie tinka ne tik suaugusiesiems, bet ir paaugliams. Jeigu vaikai yra motyvuoti pakankamai ir turi pakankamus higieninius įpročius, taip linzes gali pradėti naudoti 12, 13, 14 metų amžiaus, tėvų priežiūroje be abejo. Ir dar apie profilaktiką, apie tai, ką daryti, kad akys nenuvargtų ir joms nereikėtų nei akinių, nei kontaktinių lęšių. Dirbant, skaitant, dirbant iš artimo atstumo, su kompiuteriu dirbant, reikėtų daryti pertraukas, kad kas 40-50 minučių, 10-15 minučių pertrauką, kada tiesiog galima pasėdėti užsimerkus arba žiūrėti į tolį, jeigu pro langą mes matome kažkokius tai tolimus objektus, keisti žvilgsnį į tolį ir į artį. Taip pat galima daryti akių mankšteles, žiūrėti į šonus, sukti akis ratu, tai pagerina kraujotaką. Medicinos diagnostikos ir gydymo centro akių ligų gydytojai siūlo 2 natūralius vaistus nuo trumparegystės – saulės šviesą ir gryną orą. Pigu ir paprasta.